Labadiena, gerbiami žiūrovai. Kreipiuosi labiau į kauniečius, o tiksliau dar į Kauno centro apygardos, rinkimų apygardos žmonės, kurie dalyvausite spalio 12 dieną. Malonu, kad jūs įsijungėte šią būtent interneto svetainę. Malonu, kad matote ją. Aš esu laikraščio 21 amžiaus redaktorius, vyriausias redaktorius, dirbantis jau gana seniai. Na ir man be abejo susidarė įvairiausi klausimai susiję su žiniasklaida, su spauda. Ir kadangi šiaip ar taip žmogų formuoja ir informuoja spauda ir žiniasklaida, ji ypač populiari šiais laikais. Tiek internetas, tiek televizija, tiek ir laikraštinė, popierinė žiniasklaida, tai yra spauda. 21 amžius be abejo nėra didelis laikraštis, bet tačiau jis yra gana, ieškantis tos tiesos, pateikiantis žmonėms kryptingą informaciją, norintis formuoti žmogų, norintis padėti kiekvienam Lietuvos piliečiui. Einant į rinkimus, į ką norėtųsi atkreipti, ypač jūs, kiekvienas iš jūsų, ar jaunimas, jaunuolis, jis turi apsispręsti, už ką balsuoti, ar iš vis eiti į rinkimus, gal neiti ir panašiai. Į rinkimus eiti vis dėlto reikėtų, nes renkant Seimą kaip aukščiausią tokią įstatymdavystės instituciją, tai yra labai svarbu valstybei, kokios partijos ten vadovaus, kokių partijų atstovai susirinks, kokios susidarys frakcijos, kokios susidarys apskritai politinė padėtis, politinė situacija Lietuvoje ir Lietuvos būtent šitame aukščiausiame organe. Lietuvą valdo be abejo prezidentas kaip aukščiausias ir Lietuvos kariuomenės vadas ir kaip aukščiausias, jau garantas konstitucijos, tačiau Seimo rankose yra taip pat didelės galios, skiriamos pagal konstituciją. Taigi Seimas yra tikrai svarbi institucija ir balsuoti, renkant atstovus, savo atstovus, konkrečiai būtent savo atstovus į Seimą, irgi taip pat yra labai svarbus dalykas, priklausantis nuo kiekvieno mūsų. Ir siūlyčiau tikrai pasirinkti tą galbūt ne tai, kad neigimo faktorių, kad štai aš nenoriu balsuoti, aš neisiu, tos visos partijos yra blogos, visi Seimo nariai yra blogi, vagys ar kaip tai, galbūt nereikėtų galvoti. Nes yra ten ir padorių žmonių, yra tikrai blaiviai mąstančių ir turbūt, o kad dar jų būtų daugiau, tai mes turime dalyvauti šitose rinkimuose.